Laidą pristato vežimėliai Emaljunga ir oficialusis jų atstovas Lietuvoje parduotuvės Baby Center. Nieko nelaukdama kviečiu jūs į rubriką Sveika mama, sveikas vaikas, kur įprastai naudingi ir sveiki patarimai judraus gyvenimo klausimais. Keliaujam! Tikiuosi, tai jau tapo sveikuoliška tradicija šeštadienio rytą pradėti sporto salėje. Ačiū, kad esate kartu su mumis. Tikiuosi, gurkštelėjote stiklinaitę šalto, o galbūt šilto vandens ir jau esate pasiruošę pratimams. Šį rytą kalbėsimės apie tempimo pratimus, kokie jie gali būti ir ar jie mums reikalingi ir naudingi. Apie tai pasakos sporto klubo Impuls trenerė Agnė. Labas rytas, Agnė. Labas rytas. Papasakosite mums šiek tiek apie tempimo pratimus? Taip. Prašau, pristatykite, kokie jie gali būti ir ar jie mums reikalingi. Taip, tempimo pratimai yra būtini ir pradedant sportuoti, ir po treniruotės. Prieš pradedant sportuoti darom tempimo pratimus tam, kad apšildyti visą kūną, raumenis, paruošti jom fiziniam darbui sunkesniam, o po treniruotės ištempiam raumenis tam, kad kitą dieną tiesiog jų taip neskaudėtų, kad išsivaikštytų pieno rūgštys iš raumenukų ir kadangi žmogus būna gerai sušilęs treniruotės metu, jo amplitudė didesnė tempimo ir lankstumas nuo to didėja ir žodžiu, tai būtina daryti tempimo pratimus. Ar tempimo pratimus gali daryti ir vaikai ir ar tai yra tokie patys pratimai kaip ir suaugus? Taip, žinoma, vaikai gali ir turi daryti tempimo pratimus. Jų raiščiai yra žymiai tampresni negu suaugusio žmogaus ir jų tempimo pratimai yra visiškai galbūt kitokie negu suaugusio žmogaus, nes dažniausiai vaikai sportuoja ne sporto salėje, o profesionaliai užsiiminėja sportu, todėl šiek tiek jų skiriasi tempimas negu žmogaus sportuojančio sporto klube. Tai turbūt mums metas keliauti ir pasižiūrėti, kokius mes šiandien ryte išmoksime daryti pratimus. Taip. Įkvepiam giliai per nosį, iškvepiam. Ir suimam rankas, nugarą nuo savęs, smakras prie krūtinės. Leidžiamės žemyn, sulenkiam kojas per kelius, apkabinam, nugarą iškeliam stipriai aukštyn, smakras prie krūtinės. Paleidžiam kojas ir lėtai apvalia nugarą, lėtai kylam, pakeliam galvas. Ir sudėkit rankas už nugaros. Koja atgal, rankos aukštyn ir žemiau paspaudžiam. Žemiau, laikom, sukamės šonu, rankos į šalis. Palaikom šiek tiek ir atsiremiam, pakeliam ranką. Leidžiam ranką, pristatom koją ir dabar kelkit koją, kiek galit aukščiau. Abi kojas tiesios ir ta, kurią keliat, ir ta, ant kurios stovit. Laikom. Taip. Leidžiam koją, sulenkiam abi ir vėl apvalia nugarą, kylam. Galva kyla paskutinė. Sudedam rankas. Ir kitą koją atgal. Aukštyn rankos, spaudžiam žemyn. Pasisukam rankos į šalis. Laikom ir atsilošiam. Leidžiam ranką, pristatom ir keliam aukštyn koją. Abi kuo tiesesnės, pirščiukai pėdos įtempti. Ir leidžiam koją, pristatom, sulenkiam ir apvalia nugarą. Kylam. Pakeliam galvas, ranką prieš save, ištempiam petį, paspauskit petį, žemyn. Kita ranka prieš save. Petį, žemyn. Paleidžiam, pirštai į lubas, bamba į save, stuburas ilgas. Ir leidžiam rankas. Mindaugai, gerai pasportavom? Ir mes labai puikiai pasportavom, tikimės ir jūs. Susitiksime? Šeštadienį 10 valandą per Lietuvos ryto televiziją. Va taip. Tavo tėra Taip. 10 valandą. Va.